Oi, nepatiko. O, tai nepatiko. Gerai, būk ant stalo. Sveiki, esu Meilės Tuogė, veterinarijos gydytoja bei profesijos mokytoja. Ir šiandien kartu mes su Oziu parodysime jums ir papasakosime, kaip reiktų prižiūrėti augintinių dantis. Kodėl augintiniams reikia valyti dantis? Lygiai taip pat kaip ir žmonėms, augintiniams kaupiasi dantų apnašos. Nuo dantų apnašų formuojasi dantų akmenys, ko pasekoje gali atsirasti uždegimas, diskomfortas, skausmas. Būtent dėl šios priežasties augintiniui gali dantis netgi iškristi ir bakterijos esančios burnos ertmėje nukeliauti į vidaus organus, tokius kaip širdis, inkstai, kepenys ir panašiai. Profilaktika yra pigiausias būdas išvengti pasekmių, kurios atrodo štai taip. Kiek kartų reiktų valyti dantis? Tai rekomenduojama bent 2 kartus per savaitę, o jeigu nepavyksta, bent kartas per savaitę būtų puiku. Svarbiausia yra reguliarumas. Kokias priemonės reiktų rinktis? Tai svarbiausios priemonės yra dantų pasta bei šepetėlis. Šepetėliai gali būti kelių rūšių. Tai yra antpirščio pavidalo šepetėlis arba standartinis šepetėlis ilgąja kojele. Šis šepetėlis turi 2 pusės, tai yra ši pusė naudojama krūminiams dantims arba ši mažoji pusė naudojama priekiniams dantims. Taip pat kartu su dantų pasta ir šepetėliu galima naudoti specialius purškalus, skysčius pilamus į vandenį arba specialius dantims skirtus skanėstus. Bet noriu pabrėžti, jog šie visi išvardinti dalykai niekuomet nepakeis dantų šepetėlio ir pastos. Kaip pratinti gyvūną prie dantų valymo procedūros? Tai pirmiausia, turite neskubėti ir gyvūnui parodyti priemones. Galime parodyti dantų šepetėlį, jį leisti pauostyti. Kai gyvūnas apuostė šepetėlį, galime jam parodyti ir dantų pastą. Išsispaudžiame dantų pastos ant piršto, leidžiame jam pauostyti arba netgi palaižyti. Galime švelniai rankomis paliesti jo burną, lūpas ar netgi dantis. Pratinti reiktų neskubant ir neforsuojant. Pradžioje užteks kelių sekundžių, o vėliau galime laiką ilginti. Svarbiausia, po kiekvieno valymo nepamirškite paskatinti savo augintinio. Būtent tada procedūra jam asocijuosis su geromis emocijomis. Kaip tinkamai augintiniui išvalyti dantis? Tai pirmiausia, pasiimame augintiniams skirtą dantų pastą, ją užsidedame ant dantų šepetėlio. Jeigu valysime krūminius dantis, naudojame šitą šepetėlio pusę, užsidedame pastos ant šepetėlio ir galime švelniais judesiais išvalyti krūminius dantis. Jeigu valysime priekinius dantis, priekiniams dantims naudojame mažąjį šepetėlį, užsidedame dantų pastos ant mažojo šepetėlio ir galime išvalyti priekinius dantis, iltinius dantis ir štai šitos priekinius dantis. Mitai ir klaidos. Dažnai girdžiu šeimininkų sakant, kad mano gyvūnas ėda sausą maistą, dėl to dantų valyti nereikia. Tačiau tai yra netiesa dėl to, kad nepaisant to apnašos kaupiasi vis tiek. Kiti sako, kad užtenka tik tai kaulų ar kramtalų, tačiau tai nėra sprendimas, tai gali būti tik tai papildinys. Ir dar vienas paskutinis mitas, kad augintiniai patys nusivalo dantis, tai yra visiškai netiesa, jiems reikia mūsų pagalbos. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad žmonių pasta augintiniams nėra tinkama, dėl to, kad ji gali būti nuodinga. Ir apibendrinant noriu pasakyti, jog dantų priežiūra jūsų augintiniui padeda gyventi ilgiau ir sveikiau. Todėl jeigu nepabandėte, pabandykite jau šiandien.